Liūdni metai Lietuvos aviacijai ir tiesiogiai Klaipėdai. Vienas parašutininkų pilotas žuvo, kitas dingo Baltijos jūroje. Tačiau gyvenimas tęsiasi ir šuoliai vyks. Naujas lėktuvas, naujas pilotas, tik kompanija sena. Kaip sena ir tradicija, paskutinę reido laidą palydėti šuolių į atostogas. Ko gero, taip yra jau 10 metų šokinėjama. Nes adrenalinas gaunamas šuolio metu yra vienintelis legalus narkotikas žemėje, kuris išvalo smegeninę nuo šiukšlių prisikaupusių emociškai sudėtingo televizijos sezono metu. Nieko nėra smagiau, kaip pradėti atostogos darant salto 3 km aukštyje virš Klaipėdos. Atostogos yra absoliutus gėris, kurį galėjo sugalvoti žmonė. Tai mes taip ir darom. Pradedam atostogos. Atostogos su gera kompanija, tuo labiau. Štai Gytis atlėkė. Sveikas Gyti, ką tu? Aš nieko. Tai mes irgi nieko. Jeigu galima, tai mes jau ir skleisimės. Iki žemės liko 2000 metrų. O mes dabar turime kažką pasakyti žiūrovams. Tvarka, važiuojam. Kad jau taip lengvai ir švelniai įsiskleidėme. Visų pirma, noriu padėkoti žmogui, kuris kybo už mano nugaros. Tai Latvijos parašutizmo meistras Kint Leja. Tai turi 3000 šuolių. Ir aš su juo ypatingai saugiai jaučiuosi kaip ir su kitais klubo nariais, kuriuos ką tik matėte. Taip pat noriu padėkoti laidos Reidas montažo režisieriui Audriui Straupui. Noriu padėkoti kolegoms iš Baltikum televizijos. Noriu padėkoti žmonai už kantrybę. Noriu padėkoti, ypatingai noriu padėkoti Reido reporteriams. Taip pat noriu padėkoti jums, mieli žiūrovai, nes be jūsų nebūtų mūsų. Atsipūskime, nebus tai sudėtinga laida, prisiminkime kai kurias grimasas, kuriozus ar istorijas nutikusios krašto keliuose ar Uostamiesčio gatvėse. O dabar skubėme į kitą Klaipėdos rajono kraštą. Prie Dovilų kelyje į Gargždus nuo kelio nuslydo ir krūmuose atsirado automobilis, kurio ekipažas buvo labai girtas. Koks girtumas, tokios ir kalbos. Kurie pilė? Čia jų? Ne, tankai. Va, jie tai pavarė. Ai, savo daiktus renkasi. Aha. Ir šitas. Supratau. Labą dieną. O, akis kokios geros. Akis nusvarkės. Nusvarkės čia? Tu pabandy nufilmuoti. Ir kas bus? Ne. Nu va, matai, niekur nebus. Išjung kamerą, supras savo akis. Ką parodysit? Savo akis. Nu, žiūrėk, nuleidau kamerą. Parodyk. O, žiūrėk, nuleidau kamerą. Nusvarkės. Ai, zuikių prisigaudai. Nu, negerai čia pasakei. O tu keliai vietoj sėdėjai, ne? Kas tau rūp, kur? Man labai rūpi, žinok. Man nepatinka, kad šitam kely tokie girti važinėja. Patikėk manim, man labai nepatinka. Ne tau reikia, kur tai. Nu taip, iš tikrųjų. Ar aš vietoje, o ne vietoje? Nu tai jau taip, tikrai. Tai gerai, nusičiauškim. Nu tai mes nusičiaušim. O kur tu čia taip įsiteplioji? Bandai mašiną ištraukti? Kur nusičiauškim? Oi, supratau. Uchtu, begėdį. Ką aš žinau, kas vairavo? Ir nežinai, apskritai, tu čia pro šalį, taip? Žinau, tu nematė, filmuoju. Nefilmuoju dabar aš tave. Nu, nefilmuoju. Tai va. Aš kaltas, kad tu nežinai, kas vairavo. Nesu nekaltas. Tai va. Tik tavo akis labai geros ir tu murzikas visas. Žiūrėk, koks ir man akis. Nu tai sakau, prisigaudė zuikį susvarkė. Tik savo kamerį kisės. Nesurado. Atrodo, kad automobilį tikrai vairavo ne šis doras suvirintojas, o šis pilietis apie savo nuotykius transliuojantis telefonu. O, tam su pareigu. Kada rodys? O kada norėtumėt? Antradienį. Kada? Antradienį. Nu, didelė eilė, žinokit. Yra didelė eilė, pon, žinokit, nežinau. Akį. Akį. Makį irgi rodys. Makį irgi rodys. Kada čia rodys? Nu, tai sakau, antradienį, bet ne šį, gerai. Užsidenk, kad žmona nepažintų, užsidenk viską. Užsidėk viską. Blemba, iš tikrųjų, aš nekals, bet tai... O kas kaltas? Aplinka. Aplinka. Aplinka kaltas. Karjerai, geras oras. A jūs važiavot maudytis? Mes? Jo, į karjerus. Mes tai įėjom peškom. Peškom ir savo mašiną pamatėte, ne? Pietų nusipirkti. Supratau. Gražiai prilupė. Bet tai tamsas, iš tikrųjų, Taip. kaip sakant, Nu, klausau. manęs dar nesodino į mašiną, bet tai vis tiek įdomu, žinai, dabar pakalbėti prieš kamerą, iš tikrųjų. Nu, tai sėsi to į mašiną, šalia makė. Filmuojat. Taip. Kaip iš dabar patekot? Čia? Pro šalį važiavau, dažniausiai aš važiuoju pro šalį.
Tai per ką čia rodysi dabar? Nu, dabar per Lalūną radio stotį. Tai tu sėsi šalia Makio? O tai, pavyzdžiui, per ką čia rodys? Per televiziją vis tiek rodys kažką? Tai taip, tai aišku, ko aš čia atvažiavau. O per kur čia reikės žiūrėti? Per internetą. Baltikom televiziją. Nu tai tu sėsis ar ne? Kas bus, jeigu aš sėsiu? Ne, tai tu važiuok viso gero, mes Aš, atsisveikinam. pavyzdžiui, noriu sužinoti, kad čia rodysi viską. Nu, antradienį kažkur rytą. Bet didelė eilė. Bet tai žmonės... Ne rytoj, tai poryt. Gerai? Tuoj poryt. Jo. Internete kaip reikia žiūrėti dabar? Nu, nežinau, ar tu moki jo naudotis, net nežinau. Patrauk tą kamerą. Nu, patraukiau. Užteks viską. Gerai, viskas, ate. Iki Makių linkėjimus perdom. Protokolas už vairavimą išgėrus bus surašytas šiam piliečiui. Pasirasti automobilio raktai. Jis rūpinasi išbarstytomis mašinos detalėmis. Iš jo bus atimtas vairuotojo pažymėjimas. Gaus kokius 700 eurų baudos. O kaip ateityje važiuosi darbą, mums nerūpi. Gerti mažiau reikia ir tada tų problemų savo ir kitiems bus mažiau. Naktį iš penktadienio šeštadienį beveik vienu metu Klaipėdos policijai buvo pranešta, kad netoli Gargždų skirtingose vietose avarijas patyrė automobiliai. Prieš 5 valandą ryto kelyje Gargždai Vėžaičiai ant vadinamo Macuičių kalno nuo kelio nuvažiavo ir krūmuose įstrigo automobilis Honda Prelude. Vairuotojas dingęs, automobilio durelės neužrakintos, variklio užvedimo spina nesugadinta, tad jokių nuvarimo požymių nėra. O automobiliai metėsi bulvių traškučių pokelis ir išgertas butelis degtinės Gintarinė. Gintarinė, nu dar tokios nemačiau. Automobilis priklauso Šiaulių rajono gyventojai Dovydui, kuriam policija yra paruošusi porą klausimų. Pavyzdžiui, kas šitaip sulaužė automobilio vairą? Klaipėdos kelių policijos biuro budėtojas, magistrale važiuodamas į šią avariją, priešingoje eismo pusėje toli krūmuose pamatė mirksinčius avarinius žibintus. Kai pareigūnas per raciją pasidalino savo pastebėjimais, įvykio vietą atvažiavo policijos patrulė iš Gargždų ir jie aptiko 2 neblaivius jaunuolius, bei toli nuo magistralės nulėkusi vielinės tvoras išvarčiusi ir aukštyn ratais gulintį automobilį BMW 320. Abu vaikinai buvo girti. Štai vairuotojas Tomas. Tu užmigai ar kas buvo, sakai, kas tau nutiko? Ne, biškį išvažiavau. Nu, 17. Biškį pasimaišė kelią. a ten tavo draugas stovi? Jo, čia draugas. A gyvas esi draugas? Jo, gyvas. 17 važiavot? Maždaug, jo. Aha, maladės. 17. Jo. 90 sakiau važiavau. Kiek sakei? 90. Aha, nu ir kas nutiko? Nu ir biškį pasimaišė kelias, išbėgo kažkas. Aha. Biškį vertėmės. O tas kažkas kas yra? Nu, lapė, man atrodo, išbėgo. Lapė. Nu, Rujojant yra lapė, jo? rujojant, stop-dog ir rujojant. Tai ką tau lapė? Būtų nutrenkęs ir važiavęs toliau, svarbu nebrėdė. Kur tu nudengs žvėrį? Klausyk, o kur 5 ryto prilupot apskritai? 5 ryto? Nu, ar čia nuo 2 nakties gulit? Ne, mes jau kaip matom kažkur nuo 2. Nuo 2? Nu, Supratau. Ir įpūtė kiek? įpučiau, kiek įpučiau? 272. Šaknelį parodė. 272. 272. Tai netgi ne vidutinis. Nevidinčiai jau konkretus. Čia jau konkretus esi. O vaikeli, parodys per eidą, tai jau. Nesikeiktų tik tai. Gerai. Klausyk, o tu žinai tą vairuotojo pažymėjimą, kad neturėsi eurų, reikės Taip, turėti. žinau. Žinai tos dalykus. Jo, Bet tu viską turi, pinigų turi. Nu, Pinigų turi, tik vairuotojo pažymėjimą neturi. nu. Gerai, supratau. Nu, žiūrėk, ką pridirbai. Koks ant tavo automobilis turi gulėti? BMW 3.0. BMW 320, nu aišku, BMW. O čia BMW savininkas Evaldas. Gaila jam mašinos, labai gaila, sakė prieš 15 metų pagamintas aparatas 240 eidavo. Lietuvoje nėra Ararato kalno, nuo kurio to įsibėgėtų lupenos, bet Evaldas sakė vis tiek skuodė bimbalas ir viskas. Tu jam duosi ausordė šiek tiek už vairavimą tokį? Duosi ausų truputį už vairavimą tokį ar ne? Nu, tai biškį atmokės. Biškai, jo? Jo, ne? Pinigų jisai turi. Nu, sakė, turi. Klausyk, o kur prilupot apskritai? Nu ką, Gargžduose, kur daugiau. Šimtadienį buvo ar kur? Ką darėt? Ne, tai biškį šventėm savaitgalį. Supratau. Jo. Klausyk, o dabar, žinai, dar vienas dalykas. O tai ko tu girtam, tu blaivesnis juk esi. Nu, tai Ko tu sakiau, girtam nevažiuok, sako, važiuojam į Klaipėdą, taip. O kur Klaipėdai būtumėt nuvažiavę? Nu, Pas į ką? terminalą. Tai pasibaigė, kad nedavažiavom. O kelintą valandą? Nežinau, Terminale jau ten nieko nebūtų buvę jau. pirmą gal, nežinau, kada buvo tas antrą. Nežinau. Supratau. Nu, kur tai jūsų mašina? Vaikeli. Čia bus reikalų. Bus.
Tokios tad 5 ryto magistralėje ties Gargždais vaikinai sakė, kad gėrė Gargžduose, kadangi tuo metu miestelėje merginų nebūna, nes jos dažniausiai 5 val. Ryto miega, tai nutarė važiuoti į Klaipėdą, į kruizinių laivų terminalą. Ten tokių metų būna merginų, kurios sėdi automobiliuose ir laukia, kol kas pakalbins ar saulėgrąžų pasiūlys. Evaldui surašytas protokolas už vairo perdavimą neblaiviam asmeniui, o Tomas lauks teismo sprendimą. Tomas Evaldui sakė, kad tas nepergyventų labai, neva geresnį bimbalą nupirks. Štai tokia svajonių jaunikių istorija. O dabar nieko nelaukdami keliamės į nepaliaujamas vairuojančių girtuoklių gaudynės. Vieną trečiadienį ir dar neprasidėjus pietų pertraukai Tauralaukėje Akmenų gatvėje į medį atsimušė automobilis Volkswagen Passat, o vairuotojas labai minkštas kabutėse. Iš karto perspėjame jaunosius reido žiūrovus bei šaukiamojo amžiaus asmenys. Taip kaip padarė šis dėdė, taip daryti negalima. Tokiam girtam vairuoti negalima. 2, 4, 6. Seniai regėti skaičiai. Net per reidą tokių nebūna. Tiesa, moteris daugiau pučia. Kas atsitiko jums? Kaip lauk. Jūsų klausimą nesupratau. Kas jums nutiko? Čia mes tarpusavį. O jums kas nutiko? Man gerai viskas gyvenime. Ko jūs su kamera? Ką? O ko jums su kamera? Mano darbas toks, atsiprašau. Aha, o mano darbas su mašina važiuoja. Nu tai matau, bet kad jūs neypatingai pavairavot, medelius laužot. Apie ką jūs čia? Čia mane tik tais pasistabdė. A, tik pasistabdė? Nu, Jūs avarijos nepadarėt. O kur čia atsitrenkė? Juokas. O iš kur čia Čia atsitrenkta? tik yra privažiavome į šoną. Jums iš šonai važiavo? Privažiavome, susistatėm mašiną į šoną. Aha. 2,42 promilės alkoholio. Tai net nesunkus girtumas, o tik vidutinis. O kokios šnekos? O kokia gili mintis? Vairą ne jūs sulankstėt? Čia aš gal sulankščiau. Pas tavęs yra didelis perspektyvos noras, o, pažiūrėjau, aš ką su tavim ten irgi turėjau prie tos upės irgi. Tu buvai apsimyžęs, ką aš padaryti, aš tave ištraukiu. Sakai, išvažiuosiu. 2, 4, 6 ir taip šnekat. Palauk, ne 2, 4, 6, 7, 18. 2, 4, 6 taip šnekat. Aš apsimyžęs iš upės, jūs mane ištraukė. Ne, šito atveju ir sakėt, kur galima susidurti su bairis, kur galima... Jūs atkurkit visą savo 2, 4, 6 ir tokius vėjus šneka. Viskas esat užrašys, tu į save čia rodai, o... Nu, o man į save pažiūrėt. Gausi. Nu, ką gausi? Gerai, aš tau pasakiau, kom tu pats geriausias, ne, aš tave filmuoju, tu geriausias. Nu, bet 2, 4, 6 tokias nesąmonės ir šnekat. Net neįdomu klausyt, žinokit, aš pasakysiu atvirai. Net neįdomu su tamsa gert būtų. Aš tai, pavyzdžiui, vat kaip man neįdomu, aš kamerą nuleidžiu, nes ten vadinasi šūdas. Tokio vapsėjimo laidoje seniai neteko girdėti, o elgesys jo paprašė dokumentų, jis pasislėpė bagažinėje. Čia mes ko ieškom dokumentų? Ko mes ieškom čia, Aidai? Dėl girtumo patikrinimo pasirašysit? Supratau, atsisakot? Ne, negaliu. Esam visi pažįstami. Jeigu ką, daugiau nieko negaliu padaryti. Mano pažįstami pridirba man. Prisėskit, prašom, kad jau sugrįžtų. Evaldas atsisakė pasirašyti įvykio dokumentus. Tačiau jeigu reiks, teisme paliudys žmonės. Matė, kad mašinoje po avarijos buvo vienas žmogus. Kas atsitiko, tai aš pravažiavau už priekį, sustojau toliau. Ir jau gal po pagalbos reikia, bet žiūrim, kad jis jau minkštas. Minkštas buvo. Minkštas jau. Tik tai vieną klausimą. Būtent tas pilietis, kurį išvežė pareigūnai, tas ir vairavo, jis tiksliai matė. Aš nemačiau, kurį išvežė, bet su striukė pilnai girtas buvo. Taip. Ir vienas jisai buvo. Vienas buvo. Vienas dar bandė persėdėti šonatnis ant keleivio sėdynės. Tik pačio eismo įvykio nematėt, bet kad buvo už vairo, tas žmogus matė. Kažkur 100 metrų panašiai. Viskas aišku. Nors pilietis nebuvo agresyvus, tačiau jis nepakluso daugkartiniams prašymams sėsti į policijos automobilį, stipriai svirduliavo ir užteko tik paprieštarauti teisėtiems reikalavimams, kai jo paties labui, dėl to, kad nesusižalotų galvos, jam buvo uždėti antrankiai. Jis paguldytas ant galinės policijos automobilio sėdynės ir išvežtas blaivytis, kol galės savarankiškai parašyti paaiškinimą, kur važiavęs tokį gražų rytą ir dar girtas. Išsiblaivęs jis teigs, kad nieko neatsimena, bet ir neatsimena, kad būtų vairavęs. Automobilis, kurio vidus panašėjo į Bakalėjos parduotuvę, išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Vairuotojo Evaldo byla keliaus į teismą, kur gali būti atimti visi pažymėjimai ir vairuotojo, ir traktoristo.
Dabar jūsų dėmesiui Baltikum televizijos reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Pamatykime dramatiškas kelių chuliganų ir banditų gaudynės. Reikia normaliai elgtis, sustojęs tvarkinga. Negaudinši kažkoks reingi. Na ir aišku rubrika, be kurios neapsieina jokia laida Reidas. Reklama baigėsi, mes tęsime laidą. Antroji Reido dalis. Viską rodome, ką žadėjome iki reklamos. Ne per seniausiai savo laidoje rodėme, kuo baigėsi bėgimas nuo policijos su Toyota. Gaudynės, virtimas, lūžusi vairuotojo kaukolė ir aišku jo girtumas. Bet paskutinis atvejis tai geriausias. Tai gaudynės priminė veiksmo filmą. Šių metų Liepos 14 dieną apie 5 val. Ryto Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai po naktinio darbo Plungės rajone, jau važiuodami namo, keliai Plungė Vėžičiai Vieštavėnų kaimo ribose pastebėjo įtartinai važiuojantį kabrioletą Opel Kadett. Pareigūnams iškart kilo įtarimas, kad čia kažkas ne taip. Todėl Volkswagen Passat netrukus pasivijo kabrioletą ir įjungė specialiosius garso ir šviesos švyturėlius, per garsiakalbį pareikalavo Opel Kadett vairuotojo sustoti. Jaunuolis nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui ir prasidėjo gaudynės. Po žvyrkelius, siaurus kelelius ir privačius kiemus. Čia gal ponas teikėsi sustoti? Ne, ką jūs, jis varo toliau. Verdykit kaip norit, bet greitis kai kur makaluojasi arti 130 km/val. Padalos. Po 20 minučių trukusių gaudynį prie Klaipėdos kelių policijos pareigūnų prisijungė Plungės policijos ekipažas su naujaja Škoda Octavia. Klaipėdiečio automobilį vairavo buvęs Plungės rajono apylinkės inspektorius, kaip tik šiuose kraštuose pradirbęs net 8 metus. Tai jis kolegoms nesunkiai ir tiksliai paaiškino, kokiuose laukose vyksta gaudynės. Netrukus plungiškiai blokavo vieną žvyrkelį, ketindami ištiesti stabdymo priemonę – ežį. Tačiau persekiojimo automobilio vairuotojas tolumoje pamatęs kitą policijos automobilį vėl nusuko nuo kelio ir vėl bandė sprukti laukais. Po to vėl grįžo į kelią, tačiau galiausiai nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio į pasėlių lauką. Čia automobiliui krentant į duobę buvo prakirsta Opel Kadett automobilio priekinė padanga, todėl jis netoliese užklimpo pažliugusioje žemėje. Iššokęs iš automobilio vairuotojas bandė bėgti, tačiau buvo daug netekęs jėgų ir buvo pergirtas, tad plungiškiai pareigūnai kaip mat jį sučiupo. Ar vietinis gyventojas klauso? Atrakins, antruks pasakys. Nu tai atrakins, tu šnekyks tada normaliai, tada atrakins. Tai atrakins. Tai pirmiausia palauk, pasakyk, kas Roms laudžias. Tai palauk, reikia normaliai elgtis, sustuoti tvarkinga. O negaudinši kažkoks reingi. Kaip teisė. Nu ką atleis, Romus pasakys. Nu tai pirmiausia šnekyk, Nu tai, pasakyk. bet jums sunkiai atleis. Nu, aš viską vėl tavim gainiuosiu. Aš niknais gainiuos prie jūs, sakiau, pašnekėsam, o dabar šitą už nugarą, užlaužti, už alkūnus. Palauk, kaip tu elgės prieš tai, ką? Prieš tai jau. Kaip tu tai elgės? prieš tai ką? A tu žinai, kiek būtum pražudęs gyvybę, kur maš būtų išliekus. Šliek. Kiek kartų mums užkišinėjai? Kiek avarijų sukėlė situaciją. Džiaugstai nesugadina tarnyms automobilį. Aš nekau. Automobilio vairuotojai 22 metų Remigijui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,65 promilės alkoholio. Tai gal sugalvoti pasilinksminti, ne? Nesugalvoju. Gėris esi? Gėris. Daug. Tris. Alaus 3. Kokį nors narkotinių Gerai. medžiagų esi vartojęs? Gerai, kelkis, pasipūsiau, normaliai duomenys savo susidavai, uždėsiu antrunks normaliai. Tai primastyti, nu. Tai ūkiu primastyti. Vis tik anksčiau vėliau baigas. 16 vožtuvų DOH variklį turintis Opel Kadett neįregistruotas įstatymų nustatyta tvarka, jam neatlikta privalomoji valstybinė techninė apžiūra ir automobilis neapdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu. Pasirodo, kad šitą pilietį prieš daugiau nei 2 savaitės jau vaikėsi plungiškiai pareigūnai. Tačiau tada jam pavyko pasprukti metus kitą automobilį Opel Tigrą. Opelių mėgėjas, dabar gyvenantis Telšių rajone Upinos kaime, šias vietas pažįsta puikiai, nes netoliese Karklėnuose gyvena jo tėvai. Už visus šio gražaus Liepos ryto pažeidimus chuligano laukia bauda nuo 1158 iki 1448 eurų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo, arba administracinis areštas nuo 20 iki 30 parų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo. Beje, bėglio automobilyje buvo 15-metis keleivis, kuris persekiojimo metu policijos pareigūnams rodė nepagarbius gestus ir pirštų kombinacijas. Kilus sumaišiai, jis pabėgo. Mašinoje palikęs mobiliojo ryšio telefoną, į kurį netrukus paskambino mama, o atsiliepė policijos pareigūnas. Mamai už nepilnamečio vaiko nepriežiūrą gali būti surašytas protokolas. Tokia buvo įžanga į mūsų įstabiąją rubriką Filmuoja Reido reporteriai ir ją pradėsime iš Taikos ir Paryžiaus komunų gatvių sankryžos, kur vos mašinėlė nenukirto dviratininko ryškaus.
Gerai, kai ne per pėsčiųjų perėją eina ryškiai apsirengę žmonės, ryškios asmenybės, kaip šis žingsniuojantis Šilutės plentu į parduotuvę. Gerai, kad pats ryškus ar maišiukai tie ryškus, iš tolo matomi. Tačiau pėsčiajam užtenka, kad būtų jo galva ryški. Matytųsi iš tolo, kad ne per perėją eini. Ši poniečka irgi žygioja į parduotuvę, ar ne taip? Kita vertus ir pačiose pėsčiųjų perėjose yra labai pavojinga. Jūs tik pažiūrėkite į ekrano dešinę ir paaiškinkite, kokioje vairavimo mokykloje to reikia išmokti. Šitai pėsčiųjų negerbti, juk jiems ir taip blogai, mašinos neturi. Senvario žiedas. Lietus. Žmogau važiuojantis pirma Tilžės gatvės juosta. Iš tos juostos galima sukti tik į dešinę, į mokyklos gatvę, o ne aplink žiedą važiuoti kitiems prieš nosis. Dvi istorijos iš Šilutės plento. Neįtikėtina, kad Saab markės automobilius gali vairuoti tokie įžūlūs vairuotojai. Šitaip nerti prieš pėsčiųjų perėją, spalva reta, mes jį įsidėmėjome. Tų archyvinių Passatų irgi nėra likę daug, bet tai nereiškia, kad kai visi jau sustojo užsidegus draudžiamam šviesoforo signalui, tai tu dar gali važiuoti. O dabar apie rimtesnius dalykus. Liepų gatvėje į Agnės kalną varo mašinėlė kirtusi ištisinę liniją prieš eismą. Taip, čia ne vienpusis eismas, ponė, čia nuo kalno gali kas atvažiuoti. O čia kitas lenkimo manevras įstabus. Nesvarbu, kad leisinoje vietoje, svarbu, kad ne į kaktą. O čia Minijos ir Rūtų gatvių sankryža. Irgi apie kaktą. Jeigu sukantis dešinėn Kęstutis būtų nepristabdęs, būtų mergička anam į kaktą įvažiavusi, degant raudonam šviesoforo signalui. O čia automobilio Volkswagen Passat pasirodymas. Kaip nori, jis taip ir nardo. Važiuojame toliau. O toliau nėra kur važiuoti, nes jau atvažiavome. Tiksliau Toyota tai atvažiavo tikrai, kai Dubysos gatvėje surinko stambesnius automobilistus į krūvą. Tik čia pilna įmonėlių, čiuk dažnam reikia pasukti iš gatvės į kiemą ar teritoriją. Ivona iš Vilniaus vėl priminė apie save, kai Kalvarijų gatvėje vienas besirikiuodamas vos nenudrožė naujos Ivonytės mašinos šono. Būna ir taip, tylu, gražu. Lietuvoje lyja, kelias tuščias, visi miega arba dar neatsikėlė ir staiga vienintelė mašina kelyje ir tos pačios vairuotojas nesąmonės padaro. Ir pabaigoje, aišku, ne tik savaitės, bet ir viso Liepos mėnesio pavairavimas iš Šilutės plento. Šios markės ir spalvos automobilių Klaipėdoje nėra daug. Su tokia vairavimo filosofija jo vairuotojas po atostogų tikrai atvažiuos iki reido eterio. O dabar? Mėly žiūrovai, noriu padėkoti dar kartą jums visiems, kad buvote šį sezoną su laida Reidas. Mes pasimatome rugsėjo mėnesį kažkurį antradienį šioje televizijoje, kaip visada, 8:30 vakaro, kažkurį antradienį. Būkite aplankyti, sudėp, kins, pajechali. O čia tai šalis vėl. Jėgelė. Čia šalis į atostogas buvo, jėgelė.